čia ne kinas. Ką turiu omeny tai sakydamas, kad tai nebus tas tradicinis vaidybinis trumpo metro filmas, kurių per šio savaitgalio peržiūros manau sočiai prisižiūrėsite. Tai labiau bus šiek tiek savicentriška laida apie šio filmuko kūrėją ir kūrybos įtaką jo gyvenime. Tad įsipatoginkite ir atsipalaiduokite. Šiaip iš principo manau, kad kiekvienas nuo pat gimimo turi kažkokią kūrybos gyslelę, bet man asmeniškai buvo ypač sužadinta stovykloje Atgaja. Man buvo gal 11 metų, kai pirmą kartą ten atvykau ir pamačiau, kaip gal 5 metais už mane vyresnė mergaitė, kuri, būkime atviri, man šiek tiek patiko, grojo ukulėlę. Tais pačiais metais kalėdų senelis parūpino ukulėlę, iš kurios išsispiraliavo mano visas muzikos susidomėjimas. Na, o kalbant apie meną indukuojančias institucijas, aišku, yra verta paminėti Skalviją, kuri šiaip netaip sugebėjo sukurti 3 projektus – dokumentiką, vaidybinį filmą bei šiokią tokią reklamą. Na ir šiaip dar patinka groti, piešti, tapyti ir, sakyčiau, gyvenu pakankamai sočiai kupina kūrybos aplinkoje. Gerai, gal užtenka čia, Tinderio profilis. Kalbant apie tai, kaip aš sugalvojau daryti tokio formato filmuką, reiktų šiek tiek pažvelgti atgal į ankstesnius mano Skalvijos projektus. Pradėjau šią kelionę ypač įkvėptas vieno edukacinių filmukų kūrėjų Vyso stiliumi. Jis pasižymė absurdiškais perėjimais tarp įvairiausių temų. Šį stilių tada pats iš tikrųjų bandžiau pritaikyti, pereidamas iš tokių temų kaip senovinių bananų istorijos iki temų apie emocinę gerovę savo pirmame dokumentinėme edukacinėme Skalvijos filme apie nostalgiją, kurį dabar matote ant ekrano. Antruoju projektu, tiesą pasakius, negalutinai didžiuojasi. Apart kelių scenų, man patį filmą yra tiesiog nuobodu žiūrėti. Kadangi tai buvo mano pats pirmas tikras vaidybinis filmas, organizavimo bei filmavimo metu tikrai jaučiau daug spaudimo, kas, manau, atsispindėjo per filmo kokybinius trūkumus. Šiaip, manau, tai yra ypač gaila, kai turėjau tokius nuostabius aktorius bei scenaristus savo komandoje. Na ir tada yra mano paskutinis projektas. Tai sakyčiau, visai įdomiai viskas čia apsisuko. Aš pradėjau Skalvijos tokiu YouTube'o stiliaus filmuku ir pabaigsiu su panašia esme. Bet tai tikrai nebuvo mano pirminė idėja. Prieš šitą aš turėjau gal dar 4, tarp kurių pastoviai mėčiausi bei apleidau dėl vienų ir kitų priežasčių. Pavyzdžiui, buvo krūva visokiausių projektų su Blender programa ant tiesiog pasidaviau. Ta buvo momentų, kai iš tikrųjų baisiai norėjau dabaigti tam tikrą projektą, paėmus pavyzdžiui šitą mašinos editą. Realiai, darant jį, man buvo tikrai smagu, ypač dėl to, nes išmokau ir mokiausi visiškai naujus šitos programos aspektus. Viena iš pagrindinių priežasčių, kodėl nustojau daryti tai, nes tai tiesiog per daug laiko užtrunka. Aišku, priklauso nuo kokybės ir mano kompo taip toliau, bet realiai vienas kadras užtrunka 3,5 minutės išrenderint. Reiškia, kad man reikia virš 1,5 valandos būti pajungus kompą vien tik tam, kad gaučiau 30 sekundžių klipuką. Net neskaitant to, kad sumodeliuoti viską užtrunka 3 ilgiau. Tada dar buvau sugalvojęs padaryti edukacinį filmuką apie audiovizualizacijas, įvairius tipus ir kaip viskas aplinkui mus tam tikrų būdų ar yra pavaizduojama garso, ar yra įgarsinamas vaizdu. Gal šią idėją ir būčiau užpildęs, jei bandydamas sukurti savo paties vizualizaciją, nerašiau dar kitokių problemų.
ką galiu pasakyti, yra, kad dėl kažkokių mistinių priežasčių man yra daug lengviau kurti, kai aš tai grynai darau savo. Paimkime kaip pavyzdį porą filmukų, kuriuos padariau ir įkėliau tiesiog kaip socmedijų postą. Aš juos pilnai išformavau, sumontavau, žodžiu, iškūrybinau per gal porą dienų. Ir aš tikrai nemanau, kad tai yra kažkokie nekokybiški ar neįdomus filmukai. Galimai jie net įdomesni už tą paplepėjimą. Manau, viena iš pagrindinių priežasčių, kodėl tos postus man yra 10-eriopai lengviau kurti, yra dėl to, kad jie yra laisvai įkvėpti žmonių aplinkui mane. Pagrinde mano draugų. Iš tikrųjų, aš nesugebėčiau įsivaizduoti savęs be visų šitų žmonių, tad norėčiau greitai jiems už tai padėkoti. Na, šiaip ačiū jums, kad bent vieną ausim klausėte. Norėčiau palinkėti jums geros vasaros, kam gerų egzaminų ir nenustoti kurti, ar dėl savęs, ar dėl kitų.